Situacija labai įvairialypė yra iš tikrųjų. Mums visų pirma labai sunkiai galbūt pavyksta iškomunikuoti tokį paprastą dalyką, kad pas mus visa politinė sistema ir, sakykime, rinkimų visa procedūra, rinkiminė ta sistema, reiškia, tų politinių organizacijų kūrimo sistema yra padaryta tokia, kad neatsirastų be tokių oligarchų iš viso jokia jėga. Ir kaip aš bandau paaiškinti žmonėm, kad, sakom man tokį dalyką, kodėl jūs nevažinėjat po miestus kaip Žemaitaitis, reiškia, jis labai gerai, reiškia, daro Žemaitaitis. Žiūrėkit, jeigu mes sėdėtumėm 15 metų Seime, ką mes neturėtumėm žmonių, galimybių, ten skyrių kažkokių važinėti po miestus, mes neturėtumėm finansavimo. Mes visą tai be abejo, kad turėtumėm, be abejo visą tai darytumėm. Ir mums nereikėtų ten 15 metų, kad visą tai suprastumėm. Bet mes kaip judėjimas, mes neturime jokios, sakykime taip, formalios juridinės. Aš jau apie tai šnekėjau, bet aš manau, kad mes apie tai šnekėsim. Reiškia, mes neturime nei vieno žmogaus, kuriam mes galim pasakyti, kad kuris turėtų pareigybės kažkokias. Tai reiškia, kad jisai ten turi padaryti kažką išklijuoti plakatus, nes jis gauna už tai atlyginimą. Jis gauna už tai atlyginimą, turi padaryti tai, ir, reiškia, ir padaręs tai, po to, reiškia, laukia kiti darbai. Mes neturim tokių žmonių. Kaip pas mus viskas vyksta? Pas mus, reiškia, nuo pirmos dienos iš viso buvo keletą žmonių, kurie, reiškia, mums padėjo, labai stipriai padėjo ir visą kitą. Bet tie žmonės, jie turi savo ten kažkokį tai statybos verslą, reiškia, ten stato namus, reiškia, kažkur tai ten melioracijos griuvius kasą. Reiškia, kita moteris, reiškia, turi ten 3 vaikus, renka parašus už mus, reiškia, daro tą. Bet ateina laikas, šitie žmonės turi savo aibę visokių dalykų asmeninių. Ir jie tiesiog dingsta. Jie dingsta ir tu nieko jiem negali pasakyti. Tu jiem gali pasakyti tik tai didžiulis ačiū, kad jūs prisidėjot mums tuo metu. Bet toliau tu jau iš jų negali nieko tikėtis. Jeigu jie grįžta po mėnesio, po 2, kad, reiškia, žiūrėkit, pas mane atsirado, reiškia, šitas aš galiu padaryti ten tą ir tą ir tą. Ir jie daro. Bet po to jie vėl gali išnykti. Vėl, sakykime taip, neišnykti, bet kažkur tai, reiškia, būti, sakykime taip, paklysti tiesiog savo ten kažkokiuose ten darbuose ir problemuose ir visą kitą, kurių aibė yra. Ir esant tokiai situacijai, reiškia, kaip tu matai, kad pas mus yra, tiesiog tokia sudaryta situacija, kad tu pinigų neturi, nes tave iš viso bijo kažkas tai remti, tavęs negali remti, nes tave remia tik tai paprasti žmonės. Kaip aš pamatau, reiškia, kad mus remia močiutės, kurios ir taip mums yra ten daug padėjusios, ten, reiškia, sakykime, rinko parašus ar dar kažką. Ir jos sako, žiūrėkit, aš pervesiu, reiškia, jums 50 eurų. Aš sakau, žiūrėkit, aš žinau, kad jie neturi pinigų, sakau, nepervedinėkit, nereikia. Ne, man užteks. Aš 300 eurų, sako, pensijos gaunu, reiškia, man užteks. Ir tu supranti, kad tokios močiutės yra patys didžiausi tavo rėmėjai, patys stambiausi rėmėjai. Tai tu supranti pirmą dalyką tokį, kad kaip tu gali, tu iš to žmonės, kurie paskutinę kapeiką už tave atiduoda, kaip tu juos gali apgauti. Čia pirmas dalykas iš karto šauna tau toksai, kaip tu gali sakyti tai ir po to meluoti šitiem žmonėm, kad vis dėlto tai, ką tu deklaruoji, tu to nepadarysi. Čia tiesiog yra neįmanoma. Antras dalykas, arba nežinau, kas tu turi būti per žmogus, kad, reiškia, kad tave remia, tavim tiki tokie žmonės, o tu, reiškia, jiems galiausiai, reiškia, 3 pirštų kombinaciją parodai. Aš įsiterpti norėčiau, kokiu